Sveiki, norim pakviesti jūs į kas antradieninę priešpečių mankštą. Tai pradėsime nuo galvos ir keliausime žemyn visų kūnų, šiek tiek apšilsim, prasijudinsim po ilgojo savaitgalio ir susižiūrim pėdų ar ne padėtį. Pėdutės turėtų būti pečių plotyje. Šiek tiek smakrą pastumėme atgal ir pasisukame į vieną ir į kitą pusę po 5 kartus, ar ne? Įkvepiam vidury. Tris jau turim. 4. Ir 5 kiekvienai pusė, ar ne? Dar pasiliksime ties kaklu. Įkvėpsime oro per nosį, lenksime galvą link dešinio peties, tempimą jaučiam kairiai pusė švelniai. Įkvepiam vidury ir vėl pasilenkiam ir tempimą jaučiam priešingoj pusė. Vėl 5 kartai vienai ir kitai pusė. Turime po 3, 4 vienai, 4 turime kitai ir po 1 kartą. Užlaikom kelias sekundėlės, lėtai sugrįžtam ir štai šitai. Šaunuoliai, gali šiek tiek ar ne pasukinėti kaklą į vieną, į kitą pusę ir keliaujame link pečių. Tai labai paprastas pratimas bus, vieną petį kelsime ar ne dešinę link dešinės ausies, o kairį petį stumsime link kairio klubo, ar ne? Nejudam iš juosmens, stengiamės tik viršutinę dalį, ar ne judinti. 20 kartų, 1, 2 ir 3 ir 4. Įkvepiu, kai spaudžiu petį žemyn, iškvepiu. 6 ir 7. Įkvepiam 8, 9 ir 10. Pusę turim 11, 12, pilvas įtemptas, sėdmenis taip pat, 14, 15, 16, 17, 18 ir 19 ir paskutinį kartą kilstelim 10 petį, 20. Gerai, pereisim prie sukinių, ar ne, tai pilvas įtemptas, sėdmenis taip pat, visas kūnas tvirtas, juda rankos, juosmuo nejuda nei kiek, ar ne? Taip turėtume įsivaizduoti. Rodom. Iškėlę nykščius į priekį ir vedam iš pradžių atgal, skaičiuosim 10, ar ne? Tai 2 ir 3, dideli ratai, ar ne? 4, įtemptos rankos 5 ir 6, 7, įkvepiu, vedu atgal, iškvepiu 8, 9, 10, dabar iš apačios į priekį važiuojam ir 1, 2, nesulaikykit kvėpavimo, galite ritmingai kvėpuoti, ar ne? Pagal judesį 4, 5, įkvepiu per nosį 6, o iškvepiu per burną 8, 9 ir 10. Gerai, jau truputėlį, ar ne, turėt apšilti pečius. Tęsiam. Taigi, dabar viena ranka liks ištiesta, ar ne, priešai save. Kitą ranką vesiu į šoną. Sustosiu vidury, ar ne? Įkvepiu, atitraukiu, iškvepiu. Ir iš karto skaičiuosim 20 kartų, ar ne? Įkvepimas. Iškvepimas 1 ir 2. Stengiamės nenuleisti rankų judesio metu po truputį, ar ne? Ir 3, ir 4, 5, 6,
7, stengiamės, kad kūnas nejudėtų, ar ne? Tik rankos, 8 ir 9 ir 10, ar ne? Važiuojam toliau. 11 ir 12 ir 13, 14, 15, liko 5, 16, 17, 18, 19 ir 20. Gerai, galite papurtinti šiek tiek rankas, jeigu nuvargo, ar ne? Bet keliausim vėl prie ištiestų, tai neapsidžiaukit labai, ar ne? Dabar laikome rankas šitaip, ar ne, ištiesę į šonus. Įkvėpsim ir iškvėpimo metu vesime atgal, ar ne? Parodau iš šono, kad matytųsi labiau. Įkvėpiu, vedu rankas atgal, iškvėpimas, ar ne? Ir taip skaičiuojam 20, susižiūrim pėdas, kad būtų pečių plotį. Važiuojam 1, įkvėpiu 2 ir 3 ir 4, 5, stengiuosi vėl, kad nesvirtų rankos žemyn, 6 ir 7 ir 8, grubiai ir nevedu labai atgal, 9 ir 10 ir 11. Įkvepiu, iškvepiu 12, dar 8, nedaug. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ir sveikinu 20. Gerai, einam nuo ištiestų rankų, ar ne? Jau link juosmens. Ranka šiek tiek galės pailsėti. Tai rankas priglaudžiame prie šlaunų, ar ne? Įkvėpsim ir leidžiuosi dešinę, ar ne, šlaunimą taip žemyn, kad tempimas švelnus atsirastų, ar ne, šone juosmens, ar ne? Ir 10 skaičiuosim. 1 ir 2, galit šiek tiek pabūti, ar ne? 3, pabūnam, 4 ir 5, pabūnam, 6, įkvepiu, leidžiasi 7, 8, 9 ir 10. Gerai, šaunuoliai. Keliausime, ne, prie kojų po truputėlį. Taigi, dabar kelsim kojas tiesiog aukštai, ar ne, į viršų, pėdas patempiam pirštais į save ir toks bus pažingsniavimas, ar ne, kad apšiltumėt. Visą kūną, ne tik viršutinę dalį, ar ne, tai įkvepiu, iškvepiu ritmingai pagal judesį, o aš skaičiuoju iki 10. Nugara tiesi 1 ir 2 ir 3 ir 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10. Gerai, šaunuoliai. Dabar bus klubo, ar ne, atverimai į šalis. Tai stovėsime iš pradžių ant vienos kojos, ar ne, vėlgi pėdutė patempta šiek tiek švelniai į save. Ir štai toks judesys, ar ne. Kam sunku išstovėti ant vienos kojos, atremkit po kiekvieno, ar ne, atverimo koją į grindis. Ir 1, ir 2, ir 3, ir 4, 5, 6, stengiamės išstovėti kiek įmanoma tiesiau, 8 ir 9 ir 10. Gerai, kita koja. Ir 1,
Ir 2. Ir 3. Laikomės kiek įmanom, ar ne, centre. 4. Ir 5. Ir 6. 7. Ir 8. Šaunuoliai. 9. Ir 10. Gerai, šaunu. Dabar grįšim šiek tiek prie rankų vėl. Ištiestų, ar ne? Rodom, kaip mums patinka mankšta. Ir vesime, ar ne, kairę koją link dešinės rankos alkūnę. Štai šitaip, ar ne? Į vieną ir kitą. Vėl kūnas tiesus, pilvas įtemptas, rankos išlieka vienam aukštį, ar ne? 20 skaičiuosim ir 1, ir 2, ir 3. Įkvepiu, keliu koją iškvepimas 4, ir 5, 6, 7, nesisukam iš juosmens, ar ne, 8, 9, 10, pusė yra 11, ir 12, ir 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ir 20. Labai gerai. Šaunuoliai. Dabar prisiminsime, kaip įtempti sėdmenis, ar ne? Tai galite dėti rankas savo ant klubų, pėdos pilnai įremtos į kilimėlį, įkvepiu per nosį, stipriai sugniaužiu sėdmenis, ar ne, kaip kumštį įtempiu, palaikom kelias sekundės ir atpalaiduojam, ar ne? Taigi, visi kartu, 10 kartų darysim šitą. Įkvepiam, gniaužiam sėdmenis, laikom ir 1, atpalaiduojam. Įkvepiam, gniaužiam, palaikom, 2, toliau, ar ne? Laikom, 3, įkvepiam, vėl sėdmenį sugniaužiam, 4, atpalaiduojam, ar ne? Įkvepiam, iškvepimo metu, ar ne? Įtempti sėdmenis, 5, dar 5 liko. Ir 6, ir 7, 8, ir 9, ir 10. Gerai, pasirepetavom, tai dabar, ar ne, bandysim išjudinti šiek tiek dubenį. Kelius galite švelniai sulenkti, ar ne? Neištieskit pilnai. Įkvėpsim, sėdmenis vėlgi įtempiu, stumiu į priekį dubenį ir sugrįžtu, ar ne, iki pradinės pozicijos. Taigi, įkvepiam, sėdmenų pagalba stumiu į priekį dubenį ir atpalaiduoju, ar ne? Nedidelis judesys, važiuojam. 3, atpalaiduojam. 4 ir 5. Visas judesys po savimi vyksta, ar ne? Ir 6, 7 ir 8, 9 ir paskutinis ir 10. Gerai, galite šiek tiek, ar ne, pakilnoti kojas, kad atsipalaiduotų. Ir keliaujame toliau. Dabar įsivaizduojam už savęs, ar ne, esančią kėdę ir tarytum norėtumėt ant jos atsisėsti, ar ne? Tai labai svarbu vėl jūsų pėdų padėtis, kad nebūtų per arti kojos, turi būti pečių plotyje, galite rankas dėti šitaip, ar ne, arba kryžiuoti ant pečių, kaip jums patogiau. Įkvepiam ir ieškom tos
kėdutės ir stojam. Svarbu, ar ne, kad nebūtų 2 jūsų keliai, neužstotų jūsų pirštų, ar ne? Pėdos. Ir 3. Ir nesilenkiam iš krūtinės žemyn. 4. Kol stoviu įkvepiu. Tupant. 6. Iškvepiu. Ir 7. 8. 9. Na ir paskutinis. Ir 10. Šaunuoliai. Na ką, keliaujam jau atsipalaiduoti po truputėlį, ar ne? Tai dabar rankas dėsime šitaip už galvos, ar ne? Parodau, gal kad būtų aišku, jog nesuneriam pirštų, ar ne? Alkūnės iš pradžių žiūri pirmyn. Įkvėpsiu, vėsiu alkūnės atgal ir labai švelniai, ar ne? Juntamas tempimas čia nais turėtų būti, ar ne? Įkvepiam, vedam atgal, laikom. Iškvepiam, darysim 5 kartus, tai 2 jau turim. Įkvepiu, atvedu, palaikau. Ir dar 2. Ir paskutinį, užlaikom ilgiausiai, ar ne? Nenustam kvepuot. 1, 2 ir 3. Labai gerai. Vieną ranką, ar ne, dabar kairę dėsime už nugaros, štai šitaip. Galvą pasuksime į dešinę pusę ir dešinę ranką švelniai pakaušį spustelsim žemyn, bet labai švelniai. Ir skaičiuoju iki 10. 1, 2, 3 ir 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10. Gerai, kitai pusiai kartojame ne tą patį, keičiame rankas, pasukam galvą į kairę ir kairė ranka švelniai padeda stumtelėti ar ne galvą už pakaušio žemyn. 1 ir 2 ir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10. Labai gerai. Na ir paskutinis pratimas, ar ne, bus viena koja išstatyta pirmyn, sulenkta švelniai, ar ne, per kelį, kita koja tiesi ir kiek įmanoma toliau, ar ne? Ir bandome pilnai ją pastatyti ant kilmėlio. Tai kulną, ar ne, tempti žemyn. Štai. Ir švelnus tempimas turbūt juntamas per pakinklį. Daugiau sulenku šitą koją, suintensyvėja šiek tiek tiesios kojos, ar ne? Tempimas. Ir 1. Ir 2. Galite čia taip pasidėti rankas. Ir 3. 4. 5. Ir 6. 7. 8. 9 ir 10. Keičiam. Kartojame tą patį, ar ne? 1 ir 2 ir 3 ir 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10. Gerai, ačiū Jums labai, kad susirinkot, Jums irgi kolegos, ir galite savo pasiploti. Ir iki kitų kartų. Viso.